Šio sodelio dabar jau psichologė, nuo lapkričio turbūt, Kotryna Brunzaitė. Tai tą progą aš susipažinsim, prisistatysiu ir vesiu seminarą apie netinkamą vaikų elgesį. Kiek susidūriau, tai labai aktuali tema būna įvairios amžiaus grupėse, tiek ir pačiam sodelėje, tiek ir tėvams, tai manau, kad kažką išsinešti. Gal yra pora žmonių, kurie jau dalyvavo, mes apačioj darėm mažesnius tokius mokymus, tai kažkas kartosis, tai bus pasikartojimas, bet kažką stengiausi ir naujo įdėti, kas ką nors naujo irgi sužinos. Tai pirmiausia, kodėl tai aktualu visiems, apie vaikų elgesį kalbėti. Ir kalbėsiu apskritai apie elgesį netinkamą, įvairiausių pavyzdžių aptarsim, bet jūs turbūt įsivaizduojat, kad vaikų tam kūrybiškumui nėra ribų ir labai sunku įvardinti konkretų kažkokį, kad taip ir taip daro. Skirtingose situacijose skirtingas, bet manau, kad pritaikysit savo situacijoms. Tai kodėl aktualu? Nes tinkamas elgesys yra būtinas, kad vaikas galėtų mokytis ir vystytis pagal savo pajėgumą, pagal savo potencialą. Nes vaiko elgesys formuojasi visą jo budrumo laiką. Ir todėl kiekviena jūsų reakcija ir visų žmonių, kurie yra vaiko aplinkoje, kurie jiems svarbus, jie gali arba paskatinti tą netinkamą elgesį, arba kaip tik parodyti, kad daugiau tokio mes nepageidaujam. Bet pats žmogus gali to net nejausti, jo reakcijos. Nes tik bendradarbiaudami mes galime pakeisti tą elgesį, tai čia labai svarbus momentas, apie kurį daug kalbėsiu irgi, nes kartais atrodo, kad namuose viskas gerai, sodelėje kyla kažkokių problemų, tai tegu sodelis ir sprendžia. Arba atvirkščiai, ne, pas mus viskas gerai, jūs namuose ten nesusitvarkot. Bet iš tikrųjų tai yra toks kompleksinis, sudėtingas reiškinys, kur reikia visų suaugusiųjų pajėgas suvienyti, kiek įmanoma susitarti, kaip mes reaguosim, ką mes darysim, ir tada pavyksta pakeisti elgesį. Tikrai esu dirbusi su sudėtingu vaiko elgesiu, vaikais su įvairiais sutrikimais, raidos ir elgesio. Ir esu mačiusi tokių, galima sakyti, stebuklų, kur tikrai sistemingai reaguojant, susitarus visiems vienodas taisyklės, vienodai labai aiškiai įsivardinant, kas netinkama, kas tinkama. Vaiko elgesys keičiasi radikaliai ir jie tikrai išmoksta, net ir jeigu jie nesupranta kalbos, tarkim tada per paveikslėlius ar kažkaip kitaip. Dėl to svarbu, kad mes jaustumėmės, kad mes suprantam, kas čia vyksta ir mes galim kažką pakeisti, o ne tai, kad, tiesiog toks charakteris arba dar kažkokie blogai jaučiasi ir, žodžiu, mes liktai tokie bejėgiai tada tampam. Ir dar viena priežastis, nes visada patiems lengviau tinkamai reaguoti ir ramiau jaučiamės, kai suprantam, kas čia vyksta su tuo vaiku, ne tai, kad jau dabar ten 3 metų krizė ir aš nieko nebegaliu padaryti. Bet tiesiog pasigilinu, kaip čia viskas vyksta. Tai kokios tos dažnas elgesio problemas, yra jų ir didesnių, ir mažesnių, tai būna sunku vaikams dažnai atiduoti kažkokį daiktą, baigti mėgstamą veiklą, sunku pasidalinti žaislų, sunku suprasti ne, sunku palaukti, pavyzdžiui, savo eilės, ir taip pat baigti mėgstamą veiklą, pradėti mažiau mėgstamą, tas perėjimo momentas, paklusti. Tai daug kas, gali būti tiesiog vaikas nepatenkintas, bet tas elgesio problema turbūt, kai tuo metu kažkoks ištinka pykčio priepuolis, kur labai sunku susitvarkyti, kažkoks tikrai nemalonus elgesys. Taip pat vaikai kažkokiu nederamų elgesių prašo daiktų, reikalauja, rėkia, tempia iš rankų arba prašo jūsų dėmesio. Manau, kad visi esate su tuo susidūrę, o jeigu niekada nesusidūrė, tai susimąstyti, ar tikrai jūsų tikras vaikas, nes šiaip jiems pridera taip elgtis ir taip bandyti. Koks yra požiūris į vaikus ir jų elgesį, kurį siūlau ir aš kaip labiausiai veikianti, kaip labiausiai padedanti mums patiems dirbti su tuo, ir mes laikomės kaip ir sodelėje, tai pagarba kiekvienam vaikui. Tokie baziniai principai. Įsitikinimas, kad nėra blogų vaikų, yra tik netinkamas elgesys. Čia skamba labai gražiai, bet praktikoje dažnai išlenda toks, tiesiog netikęs vaikas. Ar kažkaip, jeigu mes jį taip nurašom, viskas mes pasidavėm, vaikas pasiduos ir mes nieko nebegalim pakeisti. Tas supratimas, kad visas elgesys turi savo priežastis ir savo logiką, net jeigu ta logika mums šiuo metu nesuprantama, jinai tikrai yra, galiu garantuoti, ją reikia atsekti. Beveik visas elgesys yra išmokstamas, tai yra kažkokių įgimtų dalykų, yra dalykų, kurie kyla dėl ligos ar dėl kažkokio skausmo ir taip toliau, bet visa kita yra išmokta, yra pamatyta arba yra išmokta iš reakcijų, kad taip elgtis yra, apsimoka, taip paprastai tariant.
Taip pat tam požiūriui svarbus momentai, kad svarbu nepriimti asmeniškai tai, ką daro vaikas, net jeigu tikrai esu dirbusi, kur vaikas labai supyksta ir sako, aš tave atleisiu iš darbo, tu visiškai netibusi darbuotoja, tu čia nieko neišmanai. Jie tikrai suranda, kur kam pritaikyti kokį komentarą, bet jie taip elgiasi todėl, kad jie nemoka elgtis tinkamiau ir tikrai tuo ir įstikinau, kad tas pats vaikas, kur vakar mane atleido iš darbo, šiandien sako, kad aš jo esu gyvenimo draugė ir nuostabiausia, žodžiu, mokytoja. Tai jie ne tai, kad asmeniškai jums nori kažkaip čia pakenkti, sunervinti, tiesiog jie bando visokiausius elgesio modelius. Ir kad keistųsi vaiko elgesys, tai pirmiausia turi keisti suaugusių elgesys, mūsų elgesys. Čia esminė turbūt žinutė, nes dažnai mes kažkaip gal iš sovietmečio atsinešam tokį, kad vaikas turi suprasti taisyklės, mes jam pakartosim 100 kartų, kodėl jis neklauso. Ir mes užsisukam tame rate, kad mes kartojam, nu jau dabar jau paaiškinsiu dar aiškiau, jau tada supras. O vaikai, jie puikiausiai supranta dažniausiai, net ir nuo mažo amžiaus, bet jie stebi mūsų reakcijas ir kažkaip sprendžia pagal jas. Dar apie tai papasakosiu daugiau. Tai, kad vaikas išeitų iš to rato, kaip jis įpratęs netinkamai elgtis, pirmiausia, mes turime išeiti iš to rato, kaip mes įpratę reaguoti esame. Kad atrodo, kad jeigu dar daugiau aiškinsiu, nu tai jis dar daugiau darys tą kažką iš tikrųjų. Tai nereiškia, kad jam staiga nušvis ir jisai visiškai pradės tinkamiausiai elgtis pasaulyje. Tai tiesiog siūlomas toks rūpestingas požiūris ir čia iliustruoja tas kažkoks gyvūnėlis, kuris neša savo vaiką. Tokį turiu trumpą filmuką, man atrodo, praeitą kartą nerodžiau, kas ir buvote. Tiesiog gražiai iliustruoja apie tai, iš kur tie vaikai išmoksta tų visų dalykų. Tai čia tiesiog tokia socialinė reklama yra paveikti tokius stiprios, bet pati idėja, kai mes matom vaiką vieną kažkaip besielginti, mes, aišku, nematom šalia to suaugusio kaip čia. Bet labai dažnai jis kažkur tai matė, galbūt nebūtinai iš jūsų, galbūt gatvėje, galbūt iš filmo, galbūt iš kažkokio veikėjo. Bet turim suprasti, kad jie mokosi iš savo aplinkos ir mokosi visko. Ir jie žiūri tas visas reakcijas. Dėl to neverta kažkaip pykti, kažkaip suasmeninti, verta pagalvoti, kaip aš galiu pamokyti kitaip, kaip jis gali išmokti kitokį. Tai mano patirtis darbo prieš ateinant į vaikystės sodą yra, esu nemažai dirbusi su elgesio terapija. Tai buvo su vaikais su autizmo spektro sutrikimais ir įvairiais raidos sunkumais. Tikrai labai turėdavom sudėtingą elgesį, kur vaikas nei jis negali paaiškinti, kodėl jis taip elgesi, nei mes jam galim paaiškinti, jisai tarkim nesupranta kalbos. Ir labai padėjo toks ir atskiras mokslas, funkcinė elgesio analizė. Tai yra analizuojama, kokią funkciją atlieka tam tikras elgesys ir jis išskaidomas iki mažiausių dalelyčių. Tai ką aš supratau ir kas labai naudinga, kad tas kiekvienas probleminis elgesys, jis turi savo funkciją, tai yra savo paskirtį arba tikslą, kam jis yra skirtas. Čia, kur kalbėjau apie tą logiką, kad juo kažko siekiama. Ir tik suprasdami, ko vaikas siekia tuo savo elgesiu, mes galime jį pakeisti. Tada galima galvoti, o kaip kitaip jis gali pasiekti to paties savo tikslo.
Ir tas pagrindinis principas jis yra labai paprastas, kad mes savo reakcijomis stengiamės nepaskatinti netinkamo elgesio, nejučia kažkaip, nors mums atrodytų gal, kad mes tuo metu vaikui paaiškinam, bet kartais tai gali būti paskatinamas. Ir kaip mes galim mokyti vaiką pasiekti to paties tikslo tinkamesniais būdais. Tai čia tokia teorija ir tuoj papasakosiu daugiau pavyzdžių, kaip tai veikia realybėje. Taip pat tas probleminio elgesio atsiradimas, čia vėlgi tas mokslas elgesį, tą visą situaciją skaido į tokias 3 dalis. Kas vyksta prieš elgesį, visa situacija, kažkokie įvykiai, kažkokios aplinkybės. Tada yra pats elgesys, tarkim, čia kalbėsim apie pykčio priepuolį, ne? Ir pasekmes, kas vyksta po to. Tai mes negalim paveikti paties elgesio, tai yra to, ką daro vaikas. Nes kaip bebūtų jis jau yra atskiras žmogus, ar jam tam 2 metai, 2 ar 3. Ir nėra tokių stebuklingų mygtukų, kad kažką nuspaudėjai ir jisai nustoja ir viskas, nebedaro. Galima kažkaip ten grasinti ir taip toliau, bet tada jau nukeliaujam į tos kitus kraštutinumus, kur tiesiog gąsdinam vaiką ir įžalojam. Tai iš tikrųjų, ką mes galim kaip suaugusiai kontroliuoti, tai kas vyksta prieš elgesį, tos aplinkybės, ar yra kažkas, kas jį išprovokuoja, ar jis būna pervargęs, ar yra kažkokie dirgikliai, kurie per stiprus, kažkokios neturėtų būti to vaiko aplinkoje, ar yra iš ko jisai mokosi kažko. Ir yra tos pasekmes, tai yra kas vyksta, pavyzdžiui, po to, kai įvyko pykčio priepuolis, ar vaikas, čia vat konkretus pavyzdys būtų vaikas pamato saldainių, vaikas rėkia, vaikas gauna saldainių. Tai būtų, ką mes galim kontroliuoti, nes rėkimo negalim kontroliuoti, jam kažkaip uždrausti, bet mes galim, kad jis arba nepamatytų saldainių, jų tiesiog nebūtų toje aplinkoje, arba kad po to, kai jisai rėkia, jisai jų negautų. Jisai tiesiog negautų nieko, rėkimas baigėsi, gyvenimas tęsiasi toliau. Tai tose 2 vietose turi būti mūsų ta... Ai, aš pastovėsiu, viskas gerai, sėdėkit. Kaip dar toks labai gyvenimiškas pavyzdys, kaip tas elgesys formuojasi pagal aplinką ir pagal patirtį. Tai tarkim situacija išanalizuota tokia, parduotuvėje vaikas nori žaislą, jis ima rėkti, irgi ten taip kūrybiškai turti ant žemės ir panašiai. Tarkim, tėvai nori ramybės, nori greičiau namo, nuperka tą žaislą, vaikas nustoja rėkti. Atrodo, kad jisai nusiramino, viskas lyg ir išsisprendė, bet mes savo reakciją, mes padidinam tikimybę, kad kitą kartą norėdamas žaislo vaikas vėl rėks. Nes tai buvo jam sėkmingas elgesys, jis atnešė norimą rezultatą. Ir jis viso to neapgalvoja kažkaip taip jau, kad čia taip buvo, bet jis tiesiog jaučia, tą patį jaučia ir gyvūnai iš savo elgesio, jeigu aš aukščiau kažkokų ir gavau daugiau to skanėsto, tai iš kitą kartą labiau stengsiuos. Labai paprasti principai, bet kartais mes juos pametam savo dideliuose kažkokiuose apmąstymuose. Tai iš tikrųjų analogiška situacija būtų, kad vaikas pamato žaislą, jo nori, reikia, tėvai iš karto išveda vaiką iš parduotuvės, tai sako, mes esame kaip susitarę, tiesiog mes dabar negalime apsipirkti, nes tu reikia, mes turime išeiti iš parduotuvės. Jie išeina iš parduotuvės, tai gali būti padaryta visiškai ramiai, be pykčių, be didelių konfliktų. Vaikas nustoja rėkti. Galbūt jis rėks ilgiau negu gavęs žaislą, nes tikėtina, kad gavęs žaislą jis nustos iš karto. Dar iš parduotuvės išėjęs dar kažkiek laiko parėks, bet šiaip ar taip jisai nustos kažkada. Ir tokią savo reakciją mes pamažinam tą tikimybę, kad kitą kartą jisai rėks. Nes elgesys buvo nesėkmingas. Rėkimas nepasiteisino kaip strategija. Tai nereiškia, kad jis niekada neberėks. Jis gali pabandyti tai kitose situacijose, su kitais žmonėmis, galbūt su močiutė labiau veikia rėkimas ir labai pagauna, sako su vienu vienoks, su kitu kitoks, tai čia yra priklauso labai nuo žmonių reakcijų. Bet bendrai paėmus mes galim pamokinti tokio, tiesiog savo paprastą reakciją, tokio dalyko, kad šitas elgesys neveikia ir galbūt mes galim kalbėtis, kada tu gauni žaislus, kaip tu jų paprašai, kaip mes kitaip susitarėm parduotuvėje. Tai kokie yra tie probleminio elgesio tikslai, jie netgi yra išskirti ir aprašyti visi ir čia jau kaip ir tie visi pagrindiniai, kurie, jeigu yra kažkoks netinkamas elgesys, tai tikriausiai vaikas siekia vienu iš šitų dalykų. Labai dažnas yra gauti dėmesio ir čia įeina tiek teigiamas, tiek neigiamas dėmesys, tai yra tiek pagyrimai, paglostymai, pabuvimas kartu, tiek ir pabarimas, aptarimas, kas nesisekė ir gali būti, mums atrodo, kad čia vaiką mes baram, bet iš tikrųjų jisai išsireikalavo dėmesio, galbūt jis kitaip negauna to žmogaus dėmesio arba jam trūksta, arba jis jaučia, kad gauna mažiau negu kiti vaikai, tada jis bent jau to neigiamo dėmesio gauna.
Taip pat jie nori gauti tai, ko nori, kaip ir mes visi, kažkokį daiktą, kažkokį žaislą, saldumyną, kompiuterį, veiklą. Kartais išvengti užduoties arba sumažinti tos keliamus reikalavimus. Tai jeigu aš labai viską pasyviai darau ir nieko nemoku, man yra šiek tiek lengviau, man nereikia daryti kažko, kas man kelia problemų. Tai tą mes darom visi, beje, ir suaugusieji, tiesiog subtiliau kažkaip galime pritaikyti ir savo. Kartais jie nori išreikšti tai, ko nemoka pasakyti, čia kaip kalbėjau, kad vaikai, kai kurie, tarkim, neturi kalbos, arba mažesni vaikai, arba kad ir tie, kurie kalba, bet dar yra sudėtingų dalykų, kur sunku pasakyti, kad tėti, tu buvai visą savaitę išvažiavęs ir aš tavęs pasilgau ir nebežinau, kaip čia atkreipti tavo dėmesį, tai gal lengviausia tai padaryti kažkaip tai rėkiant ar kažką sulaužant ir panašiai. Dar vienas tikslas įdomus, kurio dažnai kažkaip suaugę nesupranta, yra kontrolės arba valdžios siekimas, arba tas noras būti svarbiam, nulemti tai, kas vyksta aplinkui. Pavyzdžiui, jeigu aš viską išmėtau, tai galbūt aš kontroliuoju, kad tuo metu mama renka daiktus, o ne kažko iš manęs reikalauja. Kad kažkaip per savo elgesį vaikai gali kontroliuoti, kas vyksta aplinkui. Net jeigu tai netinkamas elgesys, bet aš esu užtikrintas, kad jeigu aš tai pasielgsiu, ten kažkur prispjausiu, tai tikriausiai visa šeima subėgs ir kalbės su manimi, o ne žiūrės televizorių, tarkim. Kai kuriem vaikams tas yra labai svarbu ir labai dažnai išlenda tos autoriteto klausimas, kaip aš čia galiu tą jau kažkokį lemiamą žodį tarti, kažkaip savo elgesiu nuspręsti. Taip pat gali būti ypač tie pykčio priepuoliai, gali būti įtampos ar streso iškrova, kad man tai per sunku, arba jie jaučia visos šeimos kažkokį stresą bendrą, kurio nesupranta, bet vis tiek jaučia kaip įtampą ir jį išreiškia. Ir savęs stimuliacija, tai čia toks, kai nuobodžiauja vaikas, trūksta kažkokių įspūdžių, arba kaip tik norisi nusiraminti, tai būtų kažkokie monotoniški judesiai, kažkoks krapštimasis, kažkas, kas ne visada ir netinkamas elgesys, bet kartais būna, kartais išskiria vaikai iš aplinkinių, kažkaip keistai atrodo ir mes nenorim, kad jie taip elgtųsi. Tai pasižiūrėjau laiką. Tai čia turiu dar vieną jums filmuką, galbūt nežinau, ar jį labai plačiai rodė per televiziją. Čia yra vaikų linijos socialinė reklama. Tiesiog truputį paaiškinanti, kaip čia yra su to dėmesiu ir kodėl, sako, šiuolaikiniai vaikai reikalauja tiek daug dėmesio ir kaip jie nori, nes tai yra tikrai vienas iš pagrindinių tų tikslų, kai kalbam apie elgesį, ko jis siekia. Vaikų kasdienybė. Lietuvoje tėvai vaikams vidutiniškai skiria 7 minutės per dieną. Išgirsk savo vaiką. Pasikalbėk. Tokia kaip ir šiek tiek juokinga mintis pasikalbėk su savo vaiku, bet iš tikrųjų, nežinau, kad kartais aktuali. Tai kaip veikia, galima detaliau pasiaiškinti, kaip jie siekia to dėmesio arba daikto, veiklos, kažkokios ir tokių pavyzdžių pagalvojau, galbūt jūs čia daugiau iš tokio sodelio gyvenimo, jūs kažką turėsite iš namų, savo būdinga. Tai tarkim, mokytoja yra užsiėmusi, vaikas trenkia kumščiu į stalą, mokytoja jį sudraudžia. Atrodo, kaip ir viskas tvarkoja, mokytoja patvirtino, kad yra tokia taisyklė, sudraudė, kad taip negalima, bet iš tikrųjų atpildas už tą elgesį yra gautas dėmesys, kad jisai gavo tuo metu asmeninį dėmesį, kurio galbūt negavo kiti. Ir mokytoja pati to nenorėdama, lygiai teisingai reaguodama, jinai paskatino tą elgesį. Draugas turi naują žaislą, vaikas jį išerzina, tol kol šitas ima muštis, ir mokytoja liepia atsiprašyti ir pasidalinti žaislą. Tai žinoma, kad kaltas liks tas vaikas, kuris mušėsi, ir jis tikrai nėra teisus, nes negalima muštis, bet tas vaikas, kuris erzino, jis irgi įdėjo savo kažkokią dalį ir jisai gavo atpildą už tai, kad išerzino draugą tą žaislą, tarkim, jeigu jam buvo labai aktualu ir labai įdomu pažaisti. Vėlgi gavosi, kad savo reakciją mes paskatinam kitą kartą vėl galbūt, visai čia gerai yra kažkaip po stalu pavaksnuoti, niekas nemato, draugas susinervina, aš kažką gaunu. Kita situacija, mokytoja paprašo visų vaikų tvarkyti klasę, vaikas kažkaip chaotiškai bėgioja, trukdo vaikams tvarkytis
ir mokytoja liepia jam eiti skaityti knygos. Tarkim, tu dabar ramiai atsisėsk ir paskaityk. Jeigu vaikui tas skaitimas patinka, yra smagi atpalaiduojanti veikla, arba tai yra nauja įdomi knygutė, tai jis už tą bėgiojimą ir nesitvarkymą jis lyg ir gauna atpildą skaitimą. Tai yra labai individualu, nes kitam skaitimas gali būti kaip labai nemėgstama veikla ir jis kaip tai gali nuliūsti ir pasijausti atskirtas. Tai čia aptariant svarbu atsižvelgti, kad kiekviena situacija yra unikali ir tų situacijų per dieną būna šimtai. Ir mes negalim visko kaip kokie robotai teisingai sureaguoti, bet pats principas yra svarbus, kai užsisuka, kai kažkokia problema kartojasi. Tarkim, jeigu vaikas vieną kartą trenkia kumščiu į stalą, nieko baisaus, bet jeigu jis trenkia 50 kartų per dieną, tai jau reiktų susimastyti, kas vyksta po to ir ką jis iš to gauna, kodėl jam tai yra kažko tai vertingas elgesys. Ką dar svarbu perprasti, tai ar tai manipuliatyvus elgesys, ar nuoširdi reakcija. Čia jau reikia ir savo to vaiko pažinojimo, mokytojai grupėse pažįsta savo vaikus, jūs pažįstat savo geriausiai, nes tikrai yra momentus, kai vaikas nukrito, užsigavo, verkia ir jam reikia paguodos, arba jis tikrai nebūtinai ten fiziškai kažkas atsitiko, bet jisai tikrai prastai jaučiasi ir jam reikia to dėmesio. Ir tada tikrai nėra nieko blogo jo duoti. Tai nereiškia, kad vaikas verkia, mes turime ignoruoti, būti kažkokie visiškai šalti. Bet yra atvejų, kai vaikas išmoksta verkti, nes verkimas visada atneša dėmesį. Ir tada jau tas verkimas nebeišreiškia vidinės būsenos, bet jis yra būdas pasiekti savo tikslą, kaip ir su tais žaislais parduotuvėje. Tai kaip atskirti? Čia, aišku, reikia tos intuicijos, kad patys tikriausiai dažniausiai pajaučiat, bet skirtumas dažnai matyti iš to, kad vaikas labai lengvai gali išjungti tą elgesį. Tarkim, yra pykčio priepuolis, bet vos tik tai tu gavai daiktą, jis iš karto pralinksmėja, ašaros nučiūsta ir viskas yra gerai. Tai čia tikriausiai buvo toks pakankamai apsimestinis tas pyktis arba liūdesys. Jeigu vaikas tikrai nuoširdžiai liūdi arba pyksta, tai net ir kažkokiam įvykiui įvykus jis ir toliau kažkiek laiko reikia tai natūraliai emocijai suvaldyti. Tai čia reikia tokio jautrumo, nes kartais patogiausia yra galbūt manyti, kad verkia reiškia liūdį, reiškia guodžiu, bet reikia stebėti, kaip iš tikrųjų keičiasi tas, nuo ko priklauso ir kiek tai yra vaiko kontrolėje. Ta emocija. Kaip reaguoti? Čia jau pripasakojau visokių priežasčių, visokių, kaip čia kas veikia, o kaip iš tikrųjų mums sureaguoti, kad tai nebūtų paskatinimas. Tai vėlgi pagrindiniai principai atrodo paprasti, jų pritaikymas jau reikalauja praktikos ir įgudimo, bet reikėtų, jeigu vaikas netinkamai elgiasi, jau tas elgesys trukdo, jis kartojasi, tai reikia jau savo įsivardinti ir labai griežtai laikytis, kad jis tada iškart netenka to atlygio, kurio siekia, daiktas, saldainio, ar dėmesio, ar dar kažką. Tai yra tas daiktas iš karto dingsta iš horizonto ir kad ir koks bebūtų stiprus jų tas pyktis, jis nepasiekia norimo tikslo. Vaikas tuomet mokosi nusiraminti, nes vėlgi jį pažįstame, žinom, ar jisai gali pats pasėdėti nusiraminti, ar jam reikia pagalbos, apkabinimo, ar tiesiog priminti, kad dabar tu turi nusiraminti ir tada mes kalbėsimės. Tuo metu, kai vyksta, jeigu tai yra kažkoks tikrai pykčio priepuolis, tai kuo mažiau dėmesio yra jam skiriama pačiam tam elgesiui, bet tai keliaujam toliau, jeigu dar turite dėmesio. Kaip vyksta tas darbas su probleminiu elgesiu, čia kai kurios dalis gal praleisiu greičiau, bet yra labai svarbu ne tik reaguoti tuo metu, kai jau vyksta tas elgesys, bet ir apgalvoti iš anksto, apie ką kalbame šitam seminare. Ir mums apgalvoti, kai mes ramus, ir su vaiku kalbėti tada, kai jis ramus, iš anksto planuoti, kaip tu elgsiesi tokioje situacijoje kitą kartą, kaip mes kitą kartą elgsimės parduotuvėje, kaip mes kitą kartą reaguosime, kai tu verksi arba rėksi. Ir iš tikrųjų tai turėtų sudaryti 90% to darbo su elgesiu, nes paprastai, dar Lietuvoje turbūt turim tokį įprotį, kad jau kai vyksta, tada reaguoju, kai gaisras, tai gesinu. Bet iš tikrųjų aptarti iš anksto, mokytis, tai kad ir mūsų ta kimočių programa, tai
tai yra darbas su tuo, kaip mes reaguojame emocijas, kaip mes bendraujame, yra labai svarbus. Tas pasiruošimas yra tiek aptarimas, nuoseklus mokymasis, kai kuriems vaikams reikia netgi pasirepetuoti tas situacijas, kurios kelia problemų, gal mes galim pasimedyti iš anksto, kaip čia bus, mes ateisim į parduotuvę, galim pažaisti, gal aš pardavėja, yra visokiausių būdų. Bet taip pat įeina ir ta prevencija, kai aš jau matau probleminę situaciją, pavyzdžiui, artėja du vaikai, kurie neišvengiamai susitikę susimuša, tai galbūt aš atsistosiu tarp jų, arba sakysiu, tu eik ten, ir aš išvengsiu to konflikto. Tai irgi yra labai veiksminga, nes iš tikrųjų, turim leisti vaikams pasirepetuoti kitokį elgesį, negu jie yra įpratę. Jeigu galim išvengti kažko, tai yra labai irgi įeina į tą pasiruošimą ir tą prevenciją. Ar 10% jau ta realybė, kurios negalim išvengti. Kam tai 90% pasiruošimo, atrodo šitiek papildomo darbo, tai gal ir neįvyks, tai gal ir neverta. Tai iš tikrųjų todėl, kad čia taip sudaryti žmogaus smegenis, kad loginis mąstymas yra atskirai ir emocijos yra atskirai. Ir loginis mąstymas dėja jisai neveikia, kai sukyla stiprios emocijos, taip pat pas vaikus, taip pat ir pas mus, pas visus vienodai. Ir tada visi automatiškai imam elgtis labiausiai įprastų būdų. Ar taip, kaip elgėsi su mumis tėvai vaikystėje, ar taip, kaip mes esam patys 100 kartų pasielgę. Ir tą galite labai matyti ir ant vaikų, kad jie puikiai supranta, kad blogai padarė, galite išpasakoti visas 10 taisyklių kažkokių ir prižadėti, kad daugiau taip nebus, ir pasirašyti kažką tai sutartį. Bet kitą kartą jie susinervins ir vėl trenks tam draugui, nes jau 15 kartų trenkia ir tai tiesiog yra įprastas elgesio modelis. Todėl labai svarbu tas išmokimas, kartojimas, tas kiek įmanoma pasirepetavimas, kuris tą tinkamą elgesį paverčia automatišku, kad jisai jau perkelia tą elgesį į tuos automatiškus reagavimo modelius. Tai kaip mokyti to tinkamo elgesio, tai manoma tik tada, kai vaikas yra ramus, tai yra iš anksto. Tai jau sakiau, bet norisi pabrėžti, kad nesitikėtume, kad tik tai kažkaip šaukdami pykčio priepuolio metu mes kažką išmokysim. Tuo metu tikrai nieko neišmokysim, tik tai po to arba prieš tai. Na ir taip apibendrinant, kad svarbu yra nustatyti, koks to netinkamo elgesio tikslas, pabandyti pasitarti, paieškoti, kokį čia siekia vaikas, pagalvoti, kaip kitaip jisai gali siekti to tikslo pagal aplinką, kas yra realistiška ir pagal savo gebėjimus. Tai vėlgi svarbu, mes negalim sakyti, kad jis čia per daug siekia to dėmesio, tai tegu jis nustoja. Ne, reiškia, jis turi tą poreikį, jam reikia to dėmesio ir jisai jo sieks, mes tik tai galim pakoreguoti kaip. Galbūt jisai nesieks jo netinkamais būdais, rėkdamas arba verkdamas arba naktį, atsikeldamas ir visus pažadindamas, bet kažkaip kitaip. Tai gal mes turėsim kažkokį vakarinį ritualą, kai visi kartu ten geriam arbatą, žaidžiam kažkokius žaidimus, arba gal mes turėsim specialų laiką išvykai ir susitarsim, kad jau per tą laiką būnam kartu, o naktį mėgam atskirai. Žodžiu, čia jau kūrybiškumo ir šeimos galimybių klausimas. Svarbu mokyti vaiką, kaip tinkama būtų pasiekti to tikslo, nuosekliai, mažais žingsneliais, suteikti daug progų pasibandyti, pagirti, paskatinti, kaip pavyksta, nesitikėti, kad iš karto pavyks viskas, bet nors truputį matau, kad tu tikrai bandėjai susivaldyti ir prieš trenkdamas draugui bandėjom kažką pasakyti, gal jisai nelabai gerai sureagavo, bet iš tikrųjų, svarbu įvertinti tas pastangas ir tai, kad jos, kai tikrai yra nuoširdžios, jas pastebėti, nes jeigu galiausiai, 5 kartus susivaldėjai, 6 trenkiai, tai sureaguokime tuos 5, kai susivaldė, 6 buvo netinkamas, bet tie 5 jie vis tiek buvo. Tai čia tinkamas elgesys turi turėti vaikui malonės pasekmes. Čia apie tai, kad dažnai mes pripratę sakyti, kad, tai aišku, bet jis jau taip turi elgtis, nes jam jau tiek ir tiek metų, tarkim, jau jam tam 6 metai, jis turi taip mokėti. Gal ir turi, bet įvertinkim tai, kad moka arba mokosi ir vis dėlto jis turi kažką iš to naudingo savo gal pasiekti. Tai čia jau pabaigai apie elgesį kalbant, tai kokios reakcijos yra netinkamos. Vėlgi labai trumpai, bet kai vaikui atsakoma pykčiu, kai yra kažkokie grasinimai arba gąsdinimai, tai yra tie dalykai, kurie jau žaloja vaiką, gali padaryti žalą. Jo savęs vertinimui, jo apskritai gebėjimai mokytis tokių elgesio modelių. Kai primename jų praeities klaidas, kad ir vakar nepavyko, ir užvakar nepavyko, ir prieš savaitę nepavyko, ir kadagi tau pavyks, tai visą tai kraunasi kaip kažkokios plytos, nepavyko. Kiekvieną dieną turim pradėti iš naujo,
kaip bus šiandien. Ir kažkaip leisti jau praeičiai tapti praeitim, nes taip mes patys prie jos prisirišam. Kai lyginama su kitais vaikais, tarkim, brolis jau valgo, su peiliu šakuto, tu dar nevalgai, brolis daro, tu dar nedarai. Ir visą tai irgi labai menkina patį vaiką, kad aš matyti ir negaliu, ir nemoku, ir esu daug prastesnė negu tas brolis. Ir tai išvada vaiko galvoje yra, kad aš nekenčiu brolių tuo metu. Aš, tiesiog, jisai man trūdo, nes jis viską moka, aš nieko nemoku. Kai kritikuojamas ne vaiko elgesys, o asmenybė, ir tai vėlgi tokie gali būti subtilumai, kad tu buvai blogas vaikas, šiandien jau yra toks truputį štampas, jau viskas, ką darė, buvo blogai, nors iš tikrųjų gal jisai ir stengiasi ir kažką darė ir bandė ir tiesiog nepavyko. Tai yra klaida, kai mes patį vaiką nuvertinam. Na ir fizinės arba žeminančios bausmės. Čia jau labai plačiai gal nepasakosiu, tikiuosi, kad suprantat. Dar nepaminėjau pažadas arba kyšis, tai kyšis tas vadinamas yra, kai imk saldainį ir nustok verkti, arba gerai, imk iPadą ir nustok rėkti. Na tai čia tas būtų, kai mes tiesiog leidžiam išsipildyti tam tikslui, kurio jisai ir siekia savo netinkamą elgesį. Tai tiek, kad norėjau trumpai pristatyti apie elgesį, čia aišku yra begalinė tema ir galima būtų vesti kelių dienų seminarą. Bet galbūt jums dabar iškils kažkokių klausimų ir dar aš pristatysiu po to tą reagavimo tvarką, kurią mes dabar įvedam į vaikystės sodą. Kažkiek jinai buvo, kažkiek yra atnaujinta, tai galėsit ir iš to kažko tai klausti. Ją siunčiau elektroniniu paštu, tai gal kažkas skaitėt ir turėsit pasiskaityti. Tai va čia toks palinkėjimas, kad iš tokių veikiančių vaikų dažniausiai mes matytume tuos linksmus ir žaidžiančius. Tai ar turi dabar kažkokių, kad nori susireaguoti, paklausti? Man klausimas dėl to dėmesio reikalavimo yra, nes nuolatos yra reikalaujama dėmesio ir atrodo, jau skiri maksimaliai, kiek tu jo gali, bet vis tiek trūksta. Tai kaip paaiškinti galbūt vaikui, kad, na, aš jau kiek galėjau, tai tikrai mes jau visą laiką būname kartu. Kaip va tą išspręsti problemą? Vėlgi, aš manau, kad čia aiškinimai neveikia, nes reiškia, vaikas turi tą poreikį kažkokį to dėmesio. Tada arba ieškoti, kas dar gali skirti to dėmesio, arba kaip tas dėmesys kartais būna, kad tiesiog būname šalia, aš kažką veikiu savo, vaikas kažką savo ir man atrodo, kad mes esam kartu, bet iš tikrųjų nėra tokio bendravimo, kad tikrai aš domiuosi tavimi ir taip toliau. Tai kartais yra nedėmesio kiekis, svarbu kokybė, tarkim, jeigu mes abu sėdim su kompiuteriais, tai nėra tas asmeninis mūsų ryšys kažkoks. Kad jie nori labai daug to dėmesio, tai vėlgi turim uždėti kažkokią ribą, kokiais būdais tu gali jo siekti. Ir tarkim, kai aš šneku telefonu su kažkuo, tai dažniausiai vaikai būna, kad tuo metu jiems visko prisireikia, jie ateina ir ten jau. Tai čia gal ta konkurencija arba valdžia, aš kontroliuoju, ką daro mama, aš noriu, kad jinai su manim dabar kalbėtų, o ne su kažkuo, arba man baisu, kad jinai pakalbėsiu telefonu, gal dažniausiai kažkur išeina, aš nenoriu, kad išeitų. Vėlgi, gal nebūtinai ten vien tik dėmesys, gal kažkokie kiti dalykai. Bet matyti riba, kad toks elgesys netinka, aš dabar nereaguoju. Labai sekti, į ką sureaguojam, į ką skiriam tą dėmesį. Bet, sunku taip abstrakčiai atsakyti. Kiek to laiko klausimas. Nes nemanau, kad yra tokie duomenys, kad tiek ir tiek jų būtinai reikia. Bet jau čia aš augindama kačiuką kažkur skaičiau, kad kasdien su kačiuku reikia 15 minučių pažaisti. Tai ką kalbėti apie vaiką, to reikia, aišku. 16. Tai jau kažkiek tai daugiau. Vaikas yra ribotas ir taip toliau, tai čia tokių, nežinau, gal iš kitų tėvelių yra kažkokie pasiūlymai. Ne, aš nedėl pasiūlymų, aš klausiu. Norėjau paklausti, kas yra jūsų nuomonė yra vaikų grasinimas. Kitaip tariant, grasinimas yra negauti tai, ko sakiau, jeigu tu taip elgsis, tai negausi to, jeigu elgsis taip, tai gausi taip. Tai čia yra grasinimas ar ne? Jeigu tai yra susitarimas, vaikas jį supranta, tai nėra grasinimas. Na, aš tai laikau. Na gerai, paimk paprastą pavyzdį, jeigu tu nevalgys, tai negausi desertą. Tai čia yra grasinimas ar ne? Aš manau, kad ne. Ne, tai jūs manote, ar yra tokias tvarka tokia? Tai yra pasiekmė, nes jūs aiškiai susitarėt. Vėlgi, kaip tai yra įvykdoma. Ar jūs sako, dabar tu nevalgai ir dėl to negauni deserto,
Yra visokių balso tonų, bet yra tie subtilumai, kokiu balso tonu tai pasakoma, kokia emocija, ar tai kažkoks kaip kerštas, ar kaip kažką. Bet jeigu yra aiškiai susitarta, kad jeigu tu nevalgysi, tai nebus deserto, jeigu tu valgysi, tai bus desertas, tai yra elgesio pasiekmė. Ir vaikas lyg tai savo elgesiu pasirenka, bus desertas ar nebus. Bet tai nėra lyg susitarimas, tai aš pasakiau, kad taip, mano taisyklė. Taip, bet ir suaugę yra tie žmonės, kurie nustato taisyklės. Tai kas tada yra grasinimas? Aš nesu tiek įsigilinus į šitos visus terminus, bet aš taip laikau grasinimu, kai kelia vaikų kažkokią baimę, grėsmę, kai mes norim išgąsdinti. Pavyzdžiui, jeigu tu spardysi autobuse kėdę, ateis vairuotojas ir tave apibars, arba ateis policija ir tave nubaus. Labai daug tokių gatvėse prisiklausau. Išvešiu tave į ligoninę, nes tu nevalgai. Tai yra gąsdinimai, kurie yra nerealistiški, jie kelia vaikų baimę. Tai kai vaikas, pavyzdžiui, susižydžia, būna, net kažkas jam nutiko, bet kas, prisispaudė ranką, pirštą, vardydamas knygą, ne? Būna taip, ne? Ir jis ateina, verkia, ir aš tada, sakykim, perėdė, ne, man tai nesakau, tai jeigu bėda, tai važiuojam ligoninę. Jis tada sako, ne, tai čia ne tokia didelė bėda. Tai čia, tipo, aš jį gąsdinu, tai jam baisu, jis kitą kartą ateis, jis užsislėps, jeigu ten kraujas bėgs, jam iš nosies, jis nebeteis pas mane. Jūs jį pagąsdinot prieš tai. Dabar tai tikrai važiuoju, ne? Taip. Ne, jeigu tai yra, čia yra reali objektyvi informacija, kad jeigu tu tikrai blogai užsigavai, mes važiuosim į ligoninę. Vėlgi, ar ligoninė yra siaubas baubas, kur tave gytis baisiai daktarai, ar ligoninė yra ta vieta, į kurią mes važiuojam, tai susižydžiam ir viskas. Jeigu tikrai susižydėjai, važiuojam. Aš tai jau kompromisą galvoju, gal čia suformuoja. Ir supranta, kad nėra čia taip jau baisu, kad reikia važiuoti į ligoninę, tai reiškia, nereikia jau čia taip sistemiškai. Bet jeigu iš karto dalyvo, tai reiškia, kad jau yra siaubas baubas. Čia jūs turi pastebėti tas tiesiog nežino, kas tai yra, tai gal dėl to atsakyti. Ir bausmė, atsimenu, kai mūsų austėja irgi mokydavo, tai jis sakydavo, bausmė yra tada, kai tai nėra tiesiogiai susiję su tuo elgesiu, ar ne? Pavyzdžiui, bausmė dabar būtų, jeigu nevalgai, tai rytoj kažkokį neįsim į filmą. Ta prasme, aš nevalgau, ar ne, maistas ir prie ko čia tas filmas rytoj po 100 metų, tai tiesiog sakydavo, kad tai turi būti labai susiję, o maistas, ar ne, taip, jeigu tu nepavalgai rimto maisto, tai tu negali valgyti saldumynų, nes, irgi skaudės pilvą, dar kažkas, bet tai yra labai tiesiogiai susiję ir vaikas žino. Ir kaip Kotryna sakė, kad jis ir tada renkasi, ar valgo jis tą maistą ir gauna desertą ar ne. O jau jeigu kažkaip irgi nesusiję, ten kartais irgi būna ten girdi, kai sako, jeigu ten kažko nedarysi, tai negausi namuose šokolado. Ar ne, elgesys, ar ne, blogas elgesys, tai irgi ar su draugais negali žaisti, ne, žaidi ten susipykai, ar ne, tai viskas, grįšim namo, negausi šokolado. Bet tai čia dabar elgesys su draugais, susipykom su draugais, o kažkada grįšim namo, šokoladas, tai jau jam bus visų pirma pasimiršę, tada draugas ir šokoladas, nesusiję, tiesiog, kad nesusiję logiškos, nėra loginio ryšio, kaip mums sakydavo. Kad jeigu nėra loginio ryšio tarp to, ką darau ir to, ko negausiu arba ką gausiu, tai viskas, tai jau yra bausmė, tai jau yra grasinimas. O jeigu aš susipykau su draugais, negaliu keliauti, čia irgi pykstuosi, mušuosi, tai viskas, tai tiesiog dabar negaliu būti su jais. Keliauju ten ar su mokytoja už rankelės, ar su tėveliais tiesiog išeinu iš tos erdvės, iš tos žaidimų kambario. Tai viskas, tai yra loginis ryšys, tai yra jau pasiekmė. Viskas, ar ne, dabar nepavyko susitarti, bandėm dar, nepavyko, viskas, mes arba ramiai išeinam, ramiai ar neramiai irgi dar klausimas, ar ne, arba ten su mokytoja, su tėveliais stovim už rankelių ir bandysim gal dar kartą, ar ne, susitarti su tais draugais, jeigu nepavyks, ir išeisim išvis iš to žaidimo. Tai čia jau yra toksai, tiesiog pasiekmė. Ir vaikas labai gerai žino, tiesiog kelionį, irgi keliaujam, pusę kelio nukeliavom ir pasipylė nuo vorelės, pasileido, nors prieš tai kalbėjom. Ir būna taip iš tikrųjų, aš atsimenu pati, kai klasėje darbavausi, ten buvau mokytoja ir nusileidom pusę miško kalno į kelionę, jau čia svarbę, kalbėjom apie saugumą, liemenės, virvelės. Ir pasileido keli nuo virvelės ir grįžom atgal, rauda 15 vaikų, nekenčiu tavęs, tu blogiausia mokytoja. Ir taip, bet mes sakom vaikai, bet mes buvom susitarę, mes labai daug kalbėjom apie saugumą, apie kelionę. Ir mes žinojom, kad jeigu mums nepavyks, mes grįšim mokytis apie saugumą. Ir mes grįžom
pačios ten su tokiu gailesčiu, ten pačios raudodamos vos ne, ir vaikai ten visko grasindami, ar ne, kad atleisiu iš darbo. Tai va, bet grįžom ir mokėmės, ir va, tai buvo loginė pasiekmė, kad mes dar buvom neišmokę keliauti, mes grįžom iš pusiaukelės ir tada va, pasirinkom, ar ne, kitą kartą rinkomės, ar lakstysim nuo to vervių, ar ne. O tiems vaikams, kurie ėjo įsikibę į tą virvę ir toliau